kuri vieta iš visų lankytų tau didžiausią įspūdį paliko, išskirtum kažką, be Černobylio? Apskritai, net ir įskaitant Černobylį, tai turbūt vienareikšmiškai būtų Baikonūro kosmodromas. Nes tenais ir objektai įdomus, ir patekimas sudėtingas, ir logistika visa labai buvo sudėtinga. Ten tokia turbūt pati sudėtingiausia iš visų kelionių. Ir sunkiausia, ir sudėtingiausia, ir ištvermės prasme, ir logistinė prasme. Ir objektai iš tikrųjų. Blemba, ten, kai mes įlindom į tą angarą, kur stovi daugkartinio naudojimo 2 erdvėlaiviai, tai ten kažkas tokio buvo jausmas. Ta prasme, žinai, labai masyvus daiktas. Tikrai didelis. O paskui dar į kitą angarą, kai įsilaužėm ir ten radom tą raketą nešėją, kuri tos buranus išneždavo į orbitą. Blemba, žinai, variklis, šitas visas kambarys, variklio apačia, gal šito kambario dydžio, tai žinai, ir tokie 3 varikliai, ir ta tokia bandūra stovi, aš galėsiu parodyti nuotraukas, telefonė turiu dar. Tai ten jisai toksai įspūdingiausias buvo. Ir ten planuot labai daug buvo, nes ten, žinai, irgi, mūsų atvežė į dykumą, kiek mašina atvažiavo, ten prie tokios apleistos arklių fermos ir paleido ir viskas, ir varyk. O ten, žinai, Kazachstanas, tai stepės tokios, kad nei kalnelių, nei krūmelių, nieko, žiūri visas pusės, kiek matosi visas pusės, tiek vienodas horizontas. Tai paskui kažkur ten pasimato, atvažiuoja, žinai, tas uazikas, policijos patrulių, milicijos ten ar kareiviai kokie, o kur slėptis? Ta prasme, literaliai, tu stovi, žinai, 10 km visur, spindulių nėra kur slėptis, tai staigiai ten į kažkokią duobę reikia įsika, žinai, tam smėlyje palyst. Tai ten, žinai, sudėtingiausia ir fiziškai, nes sausas oras, labai karšta buvo. Vandens nešėmės aš nešiausi 10 litrų, ten vienas norvegas nešėsi 12 litrų, bet per tom 60 valandų ten to vandens. Ta prasme, yra labai tiesiogiai juntama sąsaja tarp gerimo vandens ir prakaitavimo. Nes neprakaituoja ne dėl to, kad nekaršta, neprakaituoja dėl to, kad nėra skysčių. Tik tai aš paimu stiklinę dabar, išgerčiau, praeina kokius 5 minutės ir staigiai visas prakaitas išeina. Tokia. Ta prasme, taip karšta buvo, kad sausas toks oras ir toks karštas, kad aš taip kaip dabar kalbėti negalėčiau, nes įkvėpiau oro ir liežuvis prilimpa prie gomurio, nes išdžiūsta tiesiog burna nuo karščio ir nuo sauso oro. Tai tas tikrai sunku buvo praeiti, ten grįžom, tai tam Norvegui buvo, tai ten iš viso buvo ir hipertermija, ir dehidratacija, ten krito ant žemės, ten traukuliai, putos iš burnos, ten jį vos atkočiojom. Aišku, jam gyvatė įkando, čia gal buvo kažkiek susijęs su tuo. Turėtų būti. Tai čia aš kaip suprantu ir ta pati vieta didžiausiai įspūdį palikus ir dar sudėtingiausia tavo kelionė. Jo, čia buvo tikrai žygis sudėtingiausias ir įspūdingiausias. Kiek dienų jisai truko? 60 valandų. Pats žygis truko 60 valandų. Aišku, prieš tai ten į Maskvą mes nuskridom, susitikom Maskvoje, tada iš Maskvos į Astaną, Kazachstane, tada Kazachstane ten susiradom vairuotoją, kuris mus, iš anksto buvom susiderinę, kuris mus nuvežė į dykumą, paleido, paskui išėjom iš dykumos, tai paskambinom, atvažiavo pasiimti, vėl nuvežė į Astaną, mes ten vėl laukiam lėktuvo. Taip, ten tokia, bet pats žygis 60, man atrodo, 2 valandos gavosi. Okay. O nakvynės vietos neturėjimas, kaip suprantu, po tokius objektų žanro klasiką? Mes dabar, kaip išvažiuojam su savo chebra, būna vasaros, ta vadinama mūsų 2 savaičių kelionė, dažniausiai būna 10 dienų. Tai mes jau taip susitarę, kad per tas visas 2 savaitės mes niekada nemiegam kažkur civilizuotai. Tai aišku, prioritetas apleisti pastatai, nes palapinės nereikia statyti. Po tiltų miegant palapinės nereikia statyti, jeigu taip neišeina, tai tada jau kažkur palapinę statom. Bet šiaip tai jeigu yra kažkoksai pastatas, tai kad ir karinis ar civilinis, tai jame taip mes maždaug taip gyvenam, toksai formatas. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.